I Bradija Maneka, koji je došao iz turskog Topaša. Danusevičius do kraja. Nuleidžia perdavimą judėjimu iš viršaus. Danusevičius iš toli. Iki kėlinio pabaigos kamuolį gali kontroliuoti svečiai. Biruotis liko su torpu. Geras perdavimas Danusevičius. Igrač Gran Canarije, Frankfurta i talijanskih klubova Vareza i Treviza. Još jedan za Žalgiris nakon one 17. minute susreta kada je na semaforu bilo 36-19. Mašio je, nakon toga je Lavrinovičius zabio 2 trice u nizu. Dimša zabio dvicu nakon ukradene lopte Heisa i tu je Žalgiris. Čia pirmoji ir šiauliečių ataka. Paulius Danusevičius atakuoja nugarą Kajų Briunkę ir išprovokuoja Vokaną. Tai buvo Nikolaus Mazuro žmogus, kartu jie iš Tartu vasarą atvyko į Šiaulius. Bet aišku, nebeturi tokios lengvos rotacijos ir Žydrūnas Urbonas. Danusevičius, 3 taškai. Torpas. Toliau nesiskiria su kamuoliu, suranda kampe Danusevičių, prie jo Manekas žais 1-1 Danusevičius. Puikiai vergai, vaizdas pozityvesnis. Dalis ir tos energijos grįžo. Čia surandamas Danusevičius, žaidžia prieš Heizą, įveikia jo gynybą dar. Aikštėje su Lekavičiumi, Heisu, Buckevičiumi ir Holinsu. Giedraitis prieš Paulių Danusevičių po išsikeitimo iki galo ir Danusevičius. Pasai, dar siunčiamas kamuolys, Pastrykas. Danusevičius po krepšių susikūrėme. Matėme labai ilgą pozicinę ataką. Ir taip, čia Gavrilovičius. Vineikis. Danusevičius nugarą prieš Gavrilovičių, eina iki galo, užtikrina. Sugaištų sekundžių puolime. Prašo kamuolio Danusevičius, laisvas meta iš to Šiaulių arenos palubėse. Danusevičius iš toli. Arvydas jo, kad užsimerkia, galėtų dalyti tos perdavimus, taip gerai žino, kas ką turi daryti aikštėje. Dar sykį po metimų, kad pilnai aplenktų Paulius Taškūną. Tikėtina, jog šiame sezone Lietkabelis. O ką darom? O čia kol kas juokų aikštėje mažiau, Paulius. Tu minėjai, Čianakas tikrai mėgsta išnaudoti visas, tai manau, kad išnaudos tinkamai. Vaslykas. Danusevičius palei galinę liniją, ten įveikia. Ta atkarpa, kaip ir minėjai, nebuvo nei vieno legionieriaus ant parketo. Danusevičius jį priimo, iškart metai iš toli vėlavo. Suskilusios geldos. Rumbauskas čia parizikavo, pabandė perimti kamuolį. Tavo komandos atakas. Danusevičiui metamas kamuolys arčiau krepšio. Jis prieš Briunkę čia turėjo jėgos pranašumą. Paulius nedaug laiko stabdymo. Dinamiškas krepšinis. Paulius Danusevičius. Mažeikių komandos kapitonas ir žaidžiantysis sporto direktorius. Taškas lieka žaisti pirmoje šių rungtynių dalyje. Čiansi Kolinsas, jo rankose kamuolys. 10 sekundžių Mažeikių komandos atakai. Kolinsas atakuoja krepšį pats ir Paulius Danusevičius. Kaip mesti lengvų taškų. Ta ir kalbėjo Nikolajus Mazuras šios kontrkelės metu. Paulius Danusevičius. Šiaip ar taip ir toliau. Gargždai turi didžiulę persvarą. Skotas gauna bloką. Gavrilovičius klysta. Danusevičius. Ne idealiai, vos vienas pramestas metimas. Deivisas, toliau siunčiamas kamuolys, Danusevičius iš tolimojo nuotolio. Rytį Jokūbas Rubinas buvo priverstas mesti labai tolimą metimą. Jis tikslo nepasiekė, Jonas Zakas iki galo pats ir Paulius. Nematau variantų, kas galėtų padėti Šiauliams išsigelbėti. Tokie nebent. Pankevičiaus užpara, Danusevičius ant pausto prieš Ulecką. Agresyviai Danusevičius ir prabėgo. Slykas labai dažnai maitinamas kamuoliais Danusevičius. Ir manau, Mazuro nurodymas ją ataka gynyboje nesublizgėjo. Danusevičius. Parkabola. Siginamaisiais klaipėdiečiai. Danusevičius. Škampo. Nelengvas. Mazbravica. Danusevičius. Žaidimas arčiau krepšio. Daug klaidinančių judesių. Naudojasi Pavelkos užtvarą, dabar jau turėtų keliauti kamuolys iki Slovako, ne, Danusevičius.